Derėkimės, bet mes jų nieko daugiau neduosim. Tai todėl mes norime šiandieną dar kartą priminti Seimo nariams, kad kartais jie yra klaidinami ir nerodomos tos problemos, kurios iš tikrųjų realiai egzistuoja. Tai šiandien tikimės prieš biudžeto svarstymą atskleisti kokios vienos iš tų problemų ir tada jie svarstydami biudžetą tikimės į tai atsižvelgs. Kaip reagavote iš nuomos tas svarstymas? Ar išsigirdot? Rima, padaryk mane fotkę prie šitos. Čia biškai paprašyta, ne? Gerai. Klausau. Sveiki. Gerai. Ne, tai aš ir sakau, svarbu būtinai potrinama. Žiūrėt, kad neužkilpojom. Jau teisingai už. Parašyta, kad už etatą kiek galima gauti. Taigi, vienu žodžiu, norėtume tiesos, kad mus išgirstų, numatyti ir patys pradėtų komunikuoti tiesą. Stojam už jo. Einame.
Gal jūs galit su mano nufotografuoti? Tada pasiruošusi, ne? Julia. Mojuoju. Tai gal dar padės tau už ką? Nenori? Eik, padės. Kur jis tai yra? Pablo, taip? Ką parodyk? Irena, neperašyk. Seimo narius, kurie atstovauja juos savo apygardose, tai manom, kad tie pokalbiai irgi buvo labai naudingi ir ta informacija, abipusis ryšys irgi turėtų Jaunus ir naujus. Čia tame ir yra esmė. O čia mums reikėtų liūdnom būt ar linksmom, aš nesuprantu. Tai mano plakatai. Labadiena, kolegos! Ar jūsų čia nėra? Sušūkit garsiai, kad mes čia, jeigu kas nors ieškotų, žinotų, kur ieškoti. Yes. Mes šiandien pradedam ypatingą renginį – pasiruošimą tarpiniam žinių patikrinimui ir brandos egzaminui Seime.
Mes mokytojai suteiksime papildomų, bet gyvybiškai reikalingų žinių, kad svarstydami biudžetą ir priimdami sprendimus Seimo nariai tikrai galėtų balsuoti taip, kaip liepia sąžinė, o ne kaip diktuoja valstybinė duomenų agentūra. Tačiau prieš rimtosius darbus reikia šiek tiek susikaupti, įsikvėpti, todėl į sceną kviečiu muzikinį kūrinį atlikti Alytaus jaunimo centro vokalo studiją Vaje. Plojimai! Argi gali būti gražiau, žiūrėk tenai aukštai, laimės žvaigždę pamačiau, ar žinai, ko jos prašiau, ar žinai, ko jos prašiau. Norėčiau skristi per pasaulį paukščiu, norėčiau skristi per pasaulį draugiu, pasmalsvaniais aukštyn takais, nustebint saulę, žvaigždę, vėją ir lietų. Norėčiau nešti nuoširdžiausius žodžius, per melsvą toj pasiklydus tyloj, kiek daug šviesos sugrįš į mano namus. Dėkoju dangui, dėkoju saulei. Patalos, bunda nauja diena, saulės nubučiuota lietaus, gaivi dvasia krinta ant ežero žieduotų sakyk, argi gali būti gražiau, žiūrėk tenai aukštai, laimės žvaigždę pamačiau, ar žinai, ko jos prašiau, ar žinai, ko jos prašiau. Norėčiau skristi per pasaulį paukščiu, norėčiau skristi per pasaulį draugiu, pasmalsvaniais aukštybių takais, nustebint saulę, žvaigždę, vėją ir lietų. Norėčiau nešti nuoširdžiausius žodžius, per melsvą toj pasiklydus tyloj, kiek daug šviesos sugrįš į mano namus. Dėkoju dangui, dėkoju saulei, norėčiau skristi per pasaulį paukščiu, norėčiau skristi per pasaulį draugiu, pasmalsvaniais aukštybių takais, nustebint saulę, žvaigždę, vėją ir lietų. Norėčiau nešti nuoširdžiausius žodžius, per melsvą toj pasiklydus tyloj, kiek daug šviesos sugrįš į mano namus. Dėkoju dangui, dėkoju saulei, dėkoju dangui, dėkoju saulei, dėkoju dangui, dėkoju saulei. Sveiki, kolegos! Ačiū, kad atvažiavot. Tikrai žiūriu jūsų nemažai, nors tikrai nėra šilta, tikrai ėjom per lietų, ėjom per vėją, šiandien šaltis, bet tikrai turėjom čia ateiti, nes čia yra paskutinė stotelė valstybėje, kuris spręs, koks bus
biudžetas kitais metais, tai yra Seime vyks jau rytoj turbūt svarstymai ir balsavimai. Vyks žinių tarpinis patikrinimas, bet prieš žinių patikrinimą visi žinom, kad labai svarbu, kad mokytojai padėtų mokiniams gauti tinkamą informaciją tam patikrinimui ir kad visi tinkamai suvoktų tą ir iki galo perskaitytų. Mano rankose dabar yra kolektyvinė sutartis, kuri pasirašyta su ministrė Jurgita Šiugždinienė, ją turbūt visi matės iš televizijų. Jurgita ateina visada pasibraukusi, bet problema buvo visą tą laikotarpį iki galo neperskaitė. Matot, paskutinė eilutė jau pabraukė mes, jinai yra čia pabraukta. Ir joje parašyta, priimant biudžetą, su mumis turi suderinti darbo užmokesčio dydžius, tai ką pamiršdavo ir neperskaitydavo iki galo švietimo ir mokslo ministerija. Tai tikrai mes norim informuoti, kad jie žinotų, kad jie turi suderinti, kad jie žinotų tai, kad mes nenorim turbūt gyventi valstybėje tokioje. Kai prisimenat, jūs dar gal geriau už mane prisimenat, būdavo partijos sekretorius ateina, ar net neateina, galbūt labiau ištirti. Kaip bebūtų gaila, mūsų valstybėje yra panaši situacija dabar, bet mes turbūt naudodamėsi demokratijos privalumais tikrai nenorime grįžti į tuos laikus, kai pateikta neteisinga, klaidinanti informacija tampa tiesa, todėl mes norim pasakyti ir šiandien turbūt jūs irgi atvežėt visi algalapius ir norit parodyti, galit pakelti, kad turim, nes labai prašo Seimo nariai ir susitikimuose, jie netiki, kad mes galim net pateikti ir metinius algalapius, ir jie netiki, kad mes uždirbam ne tiek, kiek deklaruoja ministerija. Tai šiandien mūsų tikslas tuos algalapius nunešti į Seimą ir mes norėtumėm, kad jūs tikrai aiškiai pasakytumėt ir net galbūt prisiektumėt, kad jūsų darbo užmokestis nesiekia ir nesieks 30% daugiau negu šalies vidutinis darbo užmokestis. Laura, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sonata, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Aš Svetlana to turėjau pasiekti, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1180 eurų. Aš tavim tikrai tikiu.